Stiklo siena čia leidžia žvelgti į mišką iš visų buto vietų, tačiau buities namuose nematyti. Daug meno, kuriančio galerijos atmosferą. Tai yra būstas Vilniaus senamiestyje, 2 žmonių, atostogų būstas, antri namai. Jame jo interjere pasireiškia tik tai išgrynintos idėjas, formos, medžiagos. Užduotis buvo sukurti jaukius, švarius, bet labai preciziškus namus, kur tikrai nebūtų jokių atsitiktinių nereikalingų detalių, daiktų. Prasidėjo viskas nuo atėjimo į objektą, pamatymo, kokia čia yra vertybė. Buvo tuščios sienos, langai ir pro vieną iš langų galinį matėsi medžiai. Ir kažkaip pagalvojau, kad čia pagrindinis tikriausiai privalumas apart lokacijos buto yra tie medžiai pro langus. Ir iš principo tai padiktavo išplanavimo buto, nes kilo mintis miegamai daryti visiškai suslankiančią stiklinę pertvarą, kad kai tu esi svetainėje, tai tas vaizdas liktų ir tu galėtum jo grožėtis metų bėgyje. Tai leidžia turėti maksimalią šio buto erdvę, kuris šiaip butas nėra didelis, 60 kvadratų, ir gauti jo pagrindinį privalumą, tokį netgi Vilniaus centre mišką už langų. Dar užsakovė labai norėjo vonios, tiesiog vonios kaip po gulėjimui, maudymusi, kadangi pati vonios patalpa yra labai nedidelė suprojektuota, tai vonios bliūdą patalpiname miegamajame, kadangi jis yra miegamajame, tuo pačiu ir svetainėje, tai jo dizainas, aišku, turėjo būti labai skulptūriškas ir gražus. Sprendėme dar tokį dalyką, kaip padaryti taip, kad šitame bute būtų kuo mažiau buities. Tai visos spintos, visa funkcija techninė yra paslėpta spintose, drabužiai, katilai, rekuperatoriai, viskas yra palei vieną buto sieną suslėpta į spintą, o virtuvė turi irgi tam tikrus prietaisus, kaip kaitlentė, orkaitė, tai ją irgi norėjome paslėpti, todėl virtuvė yra suprojektuotos uždaroma spinta ir kai tu uždarai tą virtuvės sieną su visa technika, tai kambarys tampa visiškai nebe virtuvė, svetainė. Jisai iš esmės pakeičia tokia, atrodo, nedidelė detalė, bet jį iš esmės pakeičia erdvės funkciją. Dar labai svarbus momentas kūrimo procese buvo medžiagiškumas. Kažkaip labai bešnekant, bepažįstant užsakovus, supratau, kad jiems pojūčiai lietimo yra taip pat svarbus kaip ir regėjimo. Ir tai labai sutapo su mano filosofija, kad kai tu lieti daiktą, tau turi būti malonu. Todėl labai netradiciškai mes atsisakėm šitam bute plytelių. Čia sprendėm rinktis natūralų akmenį, šiltą rudą akmenį, kurį gabenom net iš Italijos. Tas efektas yra maksimalus, dėl to, kad nors tai yra visiškai lakoniškas akmuo, nieko atrodytų ypatingo, bet kai tu esi toje erdvėje, tu lieti tą sieną, tu jauti tą energetiką akmens ir tas jaučiasi. Tokie paprasti atrodytų dalykai, bet jie yra labai svarbus šitame bute. Tai čia visur, bet jeigu virtuviai, tai irgi natūralus akmuo naudotas, jeigu fasaduose medis, tai žinoma natūralus ąžuolo medis, o formos tokios irgi labai lakoniškos, virtuvės fasadai stačiakampiai, tvarkingi sudalinti, svetainės spintojais vertikalūs stačiakampiai, nėra jokių kažkokių netradicinių elementų išskyrus meno kūrinius. Tai buvo tokia nauja pažintis jiems su menu. Tai turėjo pereiti labai daug įvairių stilistikų, tapybos, grafikos, fotografijos, kol pasirinkome grafiką Vlado Žakausko miegamajame. Tas darbas iš karto jam patiko tik pirmą kartą pamačius, o po to mes užsikabinome už tos minties meno kūrinių ir kažkaip sugalvojame, kad dar reikia ir skulptūros čia, kas yra jau dar rečiau mūsų interjeruose. Labai ilgai rinkomės, jinai buvo pagaminta individualiai šitam butui ir tikrai, kai atvežė ir pastatė, tai toks labai atitiko lūkesčius. O dar vienas elementas išskirtinis šiame bute yra šviestuvai, tai yra rankų darbo, metalo, oksiduotų šviestuvai pagaminti Italijoje. Ir čia yra tiek virš salos toksai
į formas lėktuvo skulptūriškas. Tai šviestuvas labiau kaip skulptūra negu kaip šviestuvas, nors jis taip puikiai atitinka savo funkciją. Ir taip pat prie jo priderintas prie statinės esantis nešiojamas šviestuvėlis to paties metalo ir tokio kaip stiklo, kuris labai jaukia atmosferą kuria ir vonioje, tokie mėnulio plastikos, akmens, tokios anglies pluošto šviestuvai tikrai labai nestandartiniai, irgi vėlgi rankų darbo, kurie labiau kaip meno kūriniai ir dekoras šitame bute.